Visą savaitę Juozas bandė partnerės Elenos, visų projekto choreografų ir stilistų kantrybę. Kasdieną jis kaitaliojo šokio stilių, temas ir muziką, kol galiausiai per paskutinį repeticiją pareiškė. Jam nepatinka sukurta choreografija ir jis apskritai atsisako šokti. Elena prisipažino, ji vos tvardosi, kad netrenktų durų. Aš jaučiuosi kaip išsunkta, išgręžta. Neturiu nei jėgų, nei noro kažką daryti. Toks jausmas, kad jam, kaifas, išnervuoti žmonės. Ne, aš šito nešoksiu. Sakau, o tai ką tu šoksi? Nežinau. O tai ko tu nori? Nežinau. Juozo užgaidos privertė prabilti net savitvardos etalonu vadinamą choreografą Ronaldą Kirvelį. Jam reikia special prieimo. Special. Tu turi, vinguriuotis olala. Vieną dieną pradžia nepatinka, kitą dieną pabaiga nepatinka, kitą kartą vidurys nepatinka. Kada gar choreografas nepatinka, bet mane išveda iš kantrybės tas dalykas, jeigu pats žmogus stato reikalavimus choreografui, partneriai, visiems kitiem aplinkui, o tarkim iš savęs mažai reikalauju, tai aš pasakau, kad tu, kaip sako anglai, move your ass. Kitas choreografas Mantas taip pat apie Juozą negali pasakyti nieko gero. Projektas dirba jam. Profesionalas pasamdytas specialiai jam, choreografai 3 jam, bet reikėtų gal dar asmeninę, nežinau. Tačiau pačiam Juozui visą tai atrodo normalu. Nežinau, nieko negaliu pakomentuoti. Viską, ką pastatė choreografas, viską šoko.